Šiandien vykusioje spaudos konferencijoje Žalgiris pranešė pradėsiantis vykdyti elektroninio sporto veiklą, kurią pradės su 3 komandomis – Hearthstone, Counter-Strike ir League of Legends. Labiausiai pastumė Eurolygą su vėl pradžioje raginimais, paskui ateity turbūt reikalavimais, kad visi turėtų, nes vėl žiūrim kur yra tos patraukliausios rinkos, kur mums pritraukti žiūrovą ir tikrai tas e-sportas yra labai perspektyvus ir galvom, kad tenai yra niša, kurią mums reikia išnagrinėti ir į kurią reikia investuoti. Kai nieko nežinai, tai labai nustebino, kad Lietuvoje tikrai yra pakankamai stipriai išsivyščių šitą rinką, kad yra stiprių žaidėjų, stiprių komandų. Tai vėl apie perspektyvas gal jie geriau gali kalbėti, mums tiesiog tai yra visiškai nauja ir labai įdomu ir po kelių metų matysim, ką galima būtų padaryti, bet jeigu pati Eurolyga turės visas komandas žaidžiančias kažkokiam turnyre, tai aišku mes norėsim, kad mūsų Žalgirio komanda e-sporte irgi siektų aukštumų ir gal net nugalėtų. O ar pats žaidžiate kompiuterinius žaidimus? Žaidžiau, ypač kai jaunesnis buvau, dabar retai, kartais su... Ne tai, kad nėra laiko, nėra su kuo, bet kai grįžta giminės, tai būna, kad prisėdu. Tai kuris tas mėgstamiausias žaidimas buvo? Warcraftas. O iš šių, kuriuos minėjote šiandien, kuris būtų galbūt? Šitų tik tai Counter-Strike teko žaisti, bet su šitais vyrukais nebūtų ten ką žaisti. Kaip ir minėjau, kalbėdamas, aš kažkuria prasme galvoju, kad šitas Kauno Žalgirio atėjimas į elektroninį sportą, jisai yra didžiulė pergalė visiems, kurie yra Lietuvos elektroninio sporto bendruomenėje, kaip simbolis to, ką galima pasiekti ir kad galima ieškoti būdų, kurti stabiliai žaidžiančias komandas, stabiliai žaidžiančias organizacijas. Ir jeigu mums seksis, aš manau, kad mes tapsime ir įkvėpimo šaltiniu ir galbūt organizacijų, kurią galima lygiuotis, bet net jeigu ir mums per daug nesisektų, tai, ką minėjo Džiugas, yra iš tiesų labai svarbu. Dabar mes turime savo apie beveik 20 žmonių savo ekipoje, kurie paklausti, ką įveikia gyvenime, sakys, kad jie žaidžia Žalgiryje. Ir vien šioje vietoje diskusija su bet kuo, jinai įgauna visiškai kitą kampą. Žmogus gauna šansą iš tikrųjų paaiškinti, ką jisai veikia, nes dažnai būna paklausima, kaip Džiugas sakė, žaidžiu žaidimus ir visi žiūri skeptiškai, niekas neklausia, kiek žmogus treniruojasi, kiek įdeda darbo psichologinio, emocinio, fizinio, tam, kad pasiruoštų varžyboms, kurios yra maratonai, tokie patys maratonai kaip ir tradicinėme sporte. Džiugai, Hearthstone žaidimas tikriausiai daugeliui fanų nėra dar girdėtas, tai trumpai papasakok apie jį. Hearthstone žaidimas yra strateginis kortų žaidimas. Susidedi savo kaladę iš daug skirtingų kortų, tai yra šiek tiek fantastikos elementų, šiek tiek yra random elementų, tokių nenuspėjimų dalykų, įvykių, bet daugiausiai viskas sueina į strategiją. Tai galima sakyti kaip pokerio ir šachmatų mišinys. Daug kas taip įžiūri. O kaip reagavai galimybę atstovauti Kauno Žalgirį? Labai apsidžiaugiau, nes tai atveria naujas duris ir tikiuosi, kad padeda atverti naujas galimybės. Ir tiesiog džiaugiuosi dėl naujų talentų, naujų žmonių, nes tai labai padeda grynai naujam žaidėjam labiausiai, nes jau minėjau kažkada seniau, kad sunkiausia yra sulaukti ypač, tarkim, artimųjų palaikymo, kai jie nežino, kas yra sportas, nežino, kas yra profesionalus kompiuteriniai žaidimai ir taip toliau. Tai labai padeda, kai dabar tai siejama su labai žinomu vardu, tai tie patys tėvai, tarkim, tėtis gali būti geras Žalgirio fanas ir jisai dabar, mano sūnus žaidžia Žalgirį, tarkim, arba gali žaisti Žalgirį. Tai iškart palaikymas, supratimas, tai tas svarbiausias dalykas. Iškart apie tai pagalvojau. Tai Teodorai, kiek jau laiko treniruoji šią komandą Counter-Strike? Šią komandą treniruoju nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio maždaug. Tai kaip tos treniruotės atrodo? Tai yra paprasti žaidimai, kaip ir kiekvieną kartą, kaip ir turnyruose, vis, ta prasme, mes darom sąlygą žaisti lygiai taip pat kaip turnyruose. Taisom klaidas visą laiką po žaidimo, duodam truputį pertraukų, pailsėjimo, vieni kitiem padedam, kas neišeina ir taip toliau. Normali treniruotė, kaip ir bet kokiam sportui.
O kaip sureagavai pats, kai Žalgiris pasiūlė atstovauti komandai? Visų pirma, tai šoka labai didžiulė šypsena, nes niekada nesitikėjau, kad galėtų pasitaikyti tokia prestižinė proga, tapti Lietuvos istorija ir tiesiog tai yra labai didžiulė privilegija.